Vilnius Tech centrinė biblioteka įsikūrusi šalia studentų bendrabučių adresu Saulėtekio alėjoje 14. Centrinė biblioteka Vilnius Tech studentams ir darbuotojams atvira visą parą. Pirmo aukšto hole įsikūrusiame informacijos centre darbo dienomis nuo 9 iki 19 valandos teikiamos konsultacijos leidinių paieškos klausimais. Galite pasiskolinti, prasitęsti ir grąžinti knygas, susimokėti delspinigius. Norint užsukti į biblioteką po 19 valandos, savaitgaliais ir valstybinių švenčių dienomis, įėjimui reikalingas aktyvuotas studento arba darbuotojo pažymėjimas. Visose bibliotekos atvirose erdvėse veikia belaidis interneto ryšys. Galite naudotis individualiam ar grupiniam darbui skirtomis kompiuterizuotomis darbo vietomis, o užpildžius formą iš anksto rezervuoti darbo kambarius. Jūsų patogumui bibliotekos kompiuteriuose yra įdiegta studijoms reikalinga programinė įranga. Bibliotekoje kopijuokite, spausdinkite ir skenuokite naudojantis savitarnos įrenginiais. Centrinėje bibliotekoje savitarnos įrenginys veikia visą parą. Prisijungę prie Vilnius Tech spausdinimo paslaugos portalo, galėsite norimą spausdinti dokumentą nusiųsti į įrenginį, o atėję atsispausdinti. Apmokėjimas vykdomas naudojant PayPal mokėjimo sistemą. Kviečiame naudotis atvirose lentynose esančiais leidiniais, kurie suskirstyti pagal temas. Jei norite nemokamai skolintis leidinius, užsiregistruokite su savo studento pažymėjimu arba asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu. Leidiniai yra skolinami laikotarpiui nuo 1 savaitės iki mėnesio ar net semestro. Pratęsimas yra galimas tik tuo atveju, jeigu eilėje nėra kitų laukiančių studentų. Laiku negrąžinus leidinio kaupsis delspinigiai. Jei reikiamo leidinio nesuradote centrinėje bibliotekoje, užsukite į teminės skaityklas fakultetuose – architektūros ir kūrybinių mokslų, jūreivystės mokslų, mechanikos, elektronikos ir transporto mokslų, technologijos ir vadybos mokslų. Skaityklų darbo laiką visada galite pasitikrinti bibliotekos interneto svetainėje. Vilnius Tech virtualioji biblioteka – tai įrankis skirtas studijoms, mokslui ir net laisvalaikiu reikalingos literatūros paieškai. Prieš užsakydami norimą leidinį, prisijunkite prie virtualiosios bibliotekos asmeninės paskyros. Prisijungimui įveskite savo institucinius duomenis, o reikiamą informaciją rasite Mano bibliotekos kortelėje. Naudodami šią funkciją galėsite pratęsti išduotų leidinių terminus, matysite tebevykdomus užsakymus, delspinigius už laiku negrąžintus leidinius. Norėdami užsakyti spausdintą leidinį, atkreipkite dėmesį, kur jis yra saugomas – centrinėje bibliotekoje ar skaitykloje fakultete. Elektroninius leidinius galima skaityti iš karto paspaudus ant visatekščio dokumento nuorodos. Visi bibliotekos elektroniniai leidiniai yra prieinami ir iš asmeninio kompiuterio prisijungus prie Vilnius Tech kompiuterių tinklo per VPN. Elektroninių paslaugų platformoje Biblioteka universitetas studentas bus. Rasite dėstytojų rekomenduojamą literatūrą studijų dalykams su nuorodomis į leidinių saugojimo vietas. Susipažinsite su bibliotekoje naujai gautais leidiniais. Jei nerandate studijoms reikalingo leidinio, užpildykite knygų pasiūlymo formą. Biblioteka nuolat organizuoja mokymus ir konsultacijas gyvai bei nuotoliniu būdu. Mokymų metu tobulinsite informacinio raštingumo įgūdžius, išmoksite efektyviai ieškoti informacijos, ją pritaikyti moksliniuose rašto darbuose, tinkamai cituoti ir sudaryti literatūros sąrašą, naudotis citavimo ir nuorodų tvarkymo įrankiais. Vilnius Tech biblioteka – tai ne tik mokslui ir studijoms, bet ir kūrybingam laisvalaikiui. Bibliotekoje įsikūrusioje meno galerijoje A nuolat rengiamos Lietuvos ir užsienio menininkų parodos. Užsukite apsižvalgyti arba surenkite savo kūrybos parodą. Visą naudingą informaciją rasite bibliotekos interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose. Iki susitikimo Vilnius Tech bibliotekoje.